Sveiki žvejai! Sveiki! Šiandien, kaip visada, vieši mūsų laidoje Ugnius ir šiandieninė mūsų žūklė tikrai bus įdomi. To dar mūsų laidoje nei karto nedarėm, ilgai brandinome šitą mintį, na ir pagaliausiai su Ugnium apsisprendėme, kad atėjo tas metas, kada galime pabandyti gaudyti iš valties, Nemune, su plūdine meškere. Esame Alytaus prieplaukoje, prie krantinės, pasileisime kažkur tai pasroviui ir echoloto pagalba bei Ugniaus iš atminties žinomomis vietomis ieškosime, kur yra susibūrusios rudeninės kuojos, gal koks vienas kitas šapalas. Taigi, jau ką darome patį primityviausią, 4 kg molio, porą kilogramų jauko, džiūvėsiai, klijai, darysime rutuliukus, leisime pasroviui ir iš lėto tai bandysime vilioti taikiasias žuvis. Na, oro, aišku, nepavyko pasirinkti, na, žvejyboje visada neišeina oro pasirinkti. Nieko tokio. Tikėkime, viskas bus gerai. Taigi, pradedam. 4 kg molio. Nes pakankamai didelė srovė, reikia šiek tiek prasijoti. Kilogramas uodo truklio kvapo jauko. Kilogramas klijų. Uodo truklio. Maišome su vandeniu. Bei slieko kvapas. Paliekame jauką brinkti. Na, dabar po truputį ruošime. Na, jaukas išbrinko, reikia dar pertrinti. Ir pabaigai mūsų mėgstami spalvoti džiūvėsiai. Šį kartą pasirinkome stambesnius, nes tikimės gal pataikyti vieną kitą šapalą. Atsistojame pagal echoloto duomenis, parodė šiek tiek žuvies, na ir pirma graži rudeninė Nemuno kuoja.
Ką žiūrovai, kaip matote, Nemunas yra tikrai ne veltui pasižymė įvairovė žuvies, jobris, šapalas gražus, kuojos. Manau, kad dar mus nustebins ne vienas toksai gražuolis. Ugnius gaudo kaip vietinis ant Alytaus euro vadinamo batono. Ką tik šiandieną užsukome iš ryto į kepyklą, paėmėm dar karštą, na ir šapalas. Plačiabūrniai. Taip, labai mėgsta batoną šitose kraštuose. Pirma valanda žuklės buvo tokia daugiau žvalgybinė, net neleidome jauko ir žiūrėjome, kur stovi žuvis. Pradėjome gaudyti su 5 gramų plūde ir daugiau metėme į duobę, tenais apie 5 metrus gylio. Na ir vienas kitas tik tai skibimas, jokio efekto. Ir čia, kaip matote, tokia daugiau didesnė srovė ir ugnius. Taip, su ugnim pasitarėm ir nusprendėm, kad gal pasisunkinti vertėtų plūdes, nes gaudant prilaikymu labai 5 gramų švina mums kelia nuo dugno, tiesiog neišeina lėto padaryti pravedimo. Na ir ugnis užsidėjo 8 gramų plūdę, 2 pravedimai, 2 gražios žuvys. Matomai, kad teks ir man persimontuoti trečia žuvis. Trečia žuvis? Jo. Ir gera žuvis. Va, ant tų žodžių ugnius vėlėja vieną paskui kitą žuvį. Ir aš įsivaizduoju, kai mes dabar bandysime padaryti pirminį pajaukinimą, pasistatysime žuvį ten, kur mes norime ją matyti, kad mums būtų patogu gaudyti. Ir manau, kad viskas bus gerai. Taigi, keičiu plūdę, sunkimas. Mes šiandien su Saulium jaukinsim keletą taškų, Jo. kad turėtume skirtingas vietas. Čia truputį yra giliau šioje pusėje, ten yra daugiau seklu. Taigi pasijaukinsime keletą taškų, kad turėtume alternatyvą. Pabandysime vienam gylyje, vienam jaukintam taške, kitam jaukintam taške ir pamatysim, kur žuvis atsišauks. Kur labiau sureaguos. Ieškome kiraluso kitokios plūdės. Na, nieko neišradinėsiu aš. Kaip matau, ugnis susidėjo šitą plūdę. Tiesiog reikėjo padidinti svorį. Jo, tai mes svarstėme, tikrai 5 gramų čia mums užteks. Aišku, mes tokioje vietoje atsisėdė truputėlį, kur ta ir srovė yra galingesnė. Tai tiesiog su 5 gramų plūdė arba labai reikia toli mesti ir neišeina gražus pravedimas padaryti, nes, kaip žinia, rudeniop mėgsta labiau masalą stverti su stipresniu tikrai ženkliai prilaikymu. Na ir su 5 gramais to nepavyko mums padaryti. Dėl to nepuolame į paniką ir gaminamės iš naujo meškerę. Norim pademonstruoti, kaip reikia užsidėti
šitą ypatingo skonio batoną. Šapalui tai reikia kąsnelį tikrai solidų dėti. Užspaudžiame ir galima skatuoti čia. Šitas visas grožis. Ir taip po truputėlį trupa, vyra. Ir ypatingai vilioja gerai šapalus kojas, kaip matėte. Tai va tokie šapaliukai šiandien sėkmingai stvarsto batoną. Noriu pastebėti, kad šiandien tikrai geriau kimba ant batono negu ant trūklio. Ypatingai šapaloje. Na, dar šiek tiek apie patį kabliuką norėčiau pakalbėti. Gaudant batono reikalingas tikrai nemažas kabliukas. Net gal reikėtų truputėlį, kad būtų storesnės vielos, kad tas batonas tvirčiau laikytųsi ant pačio kablio. Ir numeris tikrai nemažas. Jau trūklio lervos ant tokio nedrįščiau kabinti kablio, ypatingai pavasarį. Taip, kad tikrai kablis turi būti didelis. Na ir švinų koncentracija turi būti į vieną tašką, jokių papildomų svarelių neturi būti. Bei savaime suprantama turi būti suktukas, kad nesusisuktų valas nuo srovės. Net aš naudoju dvigubą suktuką. Pravedimas turėtų būti kuo lėtesnis, su prilaikymu. Valas neturi liesti vandens ir vis atleidžiamą valą, šiek tiek prilaikome, kad susikeltų masalas, suplevėsuotų gražiai, ar tai batonas, ar tai musės, uodo trūklio lervos. Ir iš lėto leidžiame. Jeigu gaudote su batonu, tai rekomenduojame, kad jūsų svarelį neliestų dugno, kad gražiai plauktų prie pat dugno. Pavadėlis turėtų būti netrumpesnis kaip 50 cm, kad batonas gražiai plevėsuotų srovėje ir tokiu būdu kuo puikiausiai vilioja žuvis. Na, jeigu jūsų svarelis lies dugną, tai tiesiog jūsų batonas greit nusimuš nuo kabliuko.
Gaudant vodotrūklio lervą, sistema šiek tiek kitokia. Galima drąsiai leisti švinui ristis dugnu, taip prilaikant šiek tiek plūdę, nes į dugną, į akmenis musės lerva, tai vodotrūklio lerva netaip greit nusikapoja, nusimuša nuo kabliuko. Na, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie plūdės. Gaudome su 8 gramų kraluso plūdėmis. Kas man juose patinka, kad yra keičiamos antenos. Ir pavyzdžiui, metant į tą pusę krenta nuo miško šešėlis ir į tą pusę labiau matosi geltona antena. Žvejojant, kur truputėlį daugiau šviesos, matosi geriau raudona antena. Taip, kad tikrai galima prisiderinti prie oro sąlygų bei aplinkybių. Ypatingai tai liečia šapalų gaudytojus, kurie gaudo pravedimo būdu iš toli ir tikrai puikiai jie žino, kad jeigu keičiantis oro sąlygoms, kartais tiesiog paplaukus plūdį 20 metrų negali žiūrėti, ar ten kibimas, ar tenais už dugno užsikabino, ar kitokios negandos. Taip kad šitas pasikeitimas tikrai vertas dėmesio ir kas mėgsta gaudyti pravedimo būdu, leidžiant toli, kaip mes šiandieną, tai yra nepakeičiamas dalykas. Na, šiandieną su Ugniumi abu gaudome su Drenan Match Pro meškerėmis ir ko man jos labai patinka ir tinkamos šiai būtent žūklei, kad yra labai lengvas. Liaunas, lengvas, greitos akcijos. Tai labai aktualu, kai reikia visą dieną laikyti meškerę rankoje ir daryti pravedimus ilgus. Tai tikrai labai patogus įrankis. Na, o pasikirtus stiprią Nemuno žuvį, ją traukti prieš srovę, patikėkite manim, tikrai geros ir puikios emocijos, nes įrankis liaunas, linksta gražiai, puikiai amortizuoja žuvį, ir kiekvienas žuvies judesys jaučiamas yra ir tai suteikia didelį malonumą. Ryte naudoju Mitchell Avomatch, kuominai man patinka, kad yra greitas valo surinkimas, perdavimas 7,2. Tai aktualu labai, vėlgi pasiminėsiu, žvejojant tokiu būdu, kai yra ilgas pravedimas, na ir tiesiog surinkant valą, negaištamas yra laikas, greit suvyniojama ir vėl gali daryti pravedimą. Tikrai irgi puikiai ritė, meta gerai, greitai surenka valą, puikus derinys su Drenan meškere. Na, valą naudojame Kraluso General Match 0,14 diametro. Tai yra pagrindinis, na, o pavadėlis 0,10, 0,12 diametro. Vėl kibimas ir vėl žuvis, ne? Na, matai, tik įmečiau, paaktyvinau truputėlį ir vėl atsisukė iš karto.
Na, manau, žiūrovai, šiandien bus mano paskutinis metimas. Kažinai jisai bus laimingas. Ar nelaimingas. Bet tai neįtakos. Šiandien laidą mes baigėme ir keletas pastebėjimų yra. Gerai, kad pasijaukinome porą taškų, nes tai vienam taške aktyviau sukibdavo žuvis, tai kitam. Kai seklesnėje dalyje prasibaidydavo šiek tiek, pereidavome į gilesnę dalį upės. Ir tokiu būdu praktiškai visą dieną be perstojo turėjome kibimo. Na, kas keisčiausia, kad seklesnėje vietoje daug geriau kibo negu gilioje. Visiškai duobėje silpnas visai judesys buvo. Nu ir ką, šiandien batonas 1-0 prieš uodatrūklio lervą ir musės lervą. Ir dar toks pastebėjimas, kad tikrai jaukas yra veiksmingas ir šaltų orų, ne vien tik tais vasarą, tik reikia pasirinkti į netokį kvapnį, kaip mes šiandien rinkomės uodatrūklio lervos. Kuoja tiesiog juodas ir daug molio. Paprastas, jaukas. Nu ir savaime suprantama mūsų mėgstami džiūvėsiai, kurie ypatingai gerai vilioja šapus. Ačiū tau, Ugniau, už šiandieninę žuklę. Nu, matėt, Zukas kaip duoda savo sienos. Ir batonas. Ir Alytaus batonas. Taigi, o šiandien žuklę baigiame. Susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Viso.